Na ir sveiki. Šiandien esu Zarasuose, kur vyks Most Epic Gravel Ride Ever, kitaip dar vadinamas Megrė. Ir šita Megrė šiais metais pirmą kartą Lietuvoje yra World Gravel Series kaip etapas, kuriame gali kvalifikuoti pasaulio gravel čempionatą. Tai jo, šiemet aš nebandysiu kvalifikuotis. Norint kvalifikuotis reikia važiuoti 150 km, aš važiuosiu 100. Tai šiais metais nusprendžiau dar nevažiuotų 150, ne hardcorint, bet jau gal kitąmet bandysiu. Tai už 4 minučių yra startas, kur išvažiuos jau 150 km dalyviai, kurie bandysis kvalifikuotis. Ir po to už 10 minučių, po 11:10 išvažiuos vyrai 100 km distancijos, po to už 10 minučių moterų, kurios bandys kvalifikuotis į pasaulio gravel čempionatą. Jos dalyvauja mažesnėje distancijoje negu vyrai. Taigi, šiandien tikiuosi bus viskas tvarkoj. Turiu patobulinimų ant savęs šiandien. Tokį akies, nežinau, miežis užaugo, tai gal nepatrukdys, nes palenkus galvą biškį viena akim sunku matyti. Tai Girdžiaučenkus atidaro Megrės ir aš varau į startą. Bandysiu nufilmuoti visas varžybas, turiu powerbanką, tai gal kažkokių fainų vaizdų bus. Tikiuosi, nebus prakolų. Nežinau, pabelskim į medį 3 kartus ir per petį nusispjautkim. Visą kitą be traumų ir pasiekti finišą. Bandysim atsukti eilinį kartą. Atsuksim va tai va. Suksim ir finišą bus va tai va. Tai gerai tada. Susimatysim finišą. Iki pasimatymo. Na ką, stoju starte. Man kažkokiu būdu pavyko įsibrauti į pirmasis eilės prie starto linijos. Tiesą sakant, nedrąsu stovėti pirmoje eilėje, tai įsiprašiau giliau kažkur į 2, į 3. Tai mano starto pozicija buvo tikrai nebloga. Girdžiaučenkus mūsų užvedinėja, mes išstartuojam, pajudam nuo starto. Dabar vyks 6 km neutralizacija su palyda priekyje. Palydos lenkti negalima, palaiko stabilų greitį, kad kolona dalyvių kažkiek pasiskirstytų kelyje ir išvengtų masinių griūčių. Bet deja jau 2 kilometre kažkur tai jau kažkas nepratilpo, nes čia kairėje mes važiuosim ir matysim tokias saleles, tai tos salytės vis susiaurina kelią ir kažkas nespėjo pasitraukti į dešinę ir pagal garsą skambėjo kraupokai, karbonas lūžo, SRAM auselės lūžo, žodžiu, tikiuosi visi sveiki ir didesnių skaudžių nelaimių tenais neįvyko. Aš visą laiką stengiuosi prisilaikyti atstumą priekyje savęs, kad galėčiau kažkur manevruoti, jei kažkas nutiktų. Tai nusunkame iš pagrindinio kelio į žvyrkelį ir iš karto padidėja tempas. Stengiuosi, aišku, neiškristi iš visos kolonos ir važiuoju su visais, tačiau už kelių kilometrų prasideda kelios labai smėlėtos atkarpėlės, kur iš karto kolonas kyla į mažesnės grupelės ir aš taip pasilieku antrojo grupelėje. Bendrai visa Megrė 105 km trasa, sakyčiau, buvo labiau greita nei techniška. Vidutinis greitis per visas varžybas buvo 30,2 km per valandą, tai pakankamai greitos. Tai po kelių smėlėtų įkalnių tenka vytis pabėgusią grupelę. Na ir prisivijus, man tikrai jau norėjos pasidėti šiek tiek ant rato. Atsikvėpus
judu link priekio ir toliau vedama jau antrą grupelę pasikeisdami. Grupelėje yra kažkur apie 20, gal net daugiau žmonių. Tai išties mūsų ta grupelė nemaža buvo. Ir bandome vytis nulėkusią pirmąją grupelę į priekį. Toliau prasideda siauri miško keliukai, kur skubant, žinoma, neišvengi susidūrimų. Tai viskas gerai, kas gerai baigėsi. Lengvai susiduriu su vienu iš dalyvių, bet matomai nuotaikos mūsų dar geros, nes už nugaros girdimi riksmai, pasakė, ten jau reikalai nekokie, chebra jau ten normaliai vieni kitus stumia. Lekiam toliau su antrąja grupele, vietomis pavyksta atsikvėpti ir pailsėti. Čia tik išsukus į plentą, gal buvo kažkas panašaus daryta į ataką, nes paspaudė chebra vaikiškai ir bet pavyksta nepaleisti jų ir pasivyti visus. Neužilgo prisiveja ir didžioji dalis likusios antrosios grupelės, bet čia greitis tai tikrai nemažas. Faina visai atkarpa tokia. Matome pasivijų grupelę. Ir čia prieki manęs su labai dailiu dviračiu. Kažką labai panašus. Linkėjimai žmogui. Toliau jau seka mano pirmasis geliukas. Šį kartą maitinuosi dažniau, nelaukiu 25 km kaip prieš tai varžybose. Nutariu, kad reikėtų dažniau išgert. 25 km atrodo kaip ir čia rečiau gaunasi, jeigu 100 km varžybos, tai man čia gausi per visas varžybas. Kažkur tai 5 geliukai. Na, toliau grupelė kiek numeta tempą. Panašu, ne vien aš maitinuosi. Ir aš tikrai nesiskundžiu šituo numestu tempu. Pasirodo, kad ne vien man yra sunku. Iš tikrųjų, faina matyti, kad ir kiti pavargsta ir visi yra žmonės. Na, mes jau Latvijoje ir čia dviratininkų palaikymas visai kitame lygyje. Vėl Latvių palaikymas toliau nesibaigia. Panašu, būsim prareportuoti braliukų anūkam ir proanūkiam. Už kelių posūkių pradeda šmėžuoti pirmosios grupelės galiorka, tai vėl bandom neatleisti ir dasibrauti iki jų, kiek pušinam, bandom kiek išeina. Na ir keli greiti nusileidimai ir aštrus posūkis, tai pavyksta pasivyti. Aišku, tempas už šitą grupelę, nors ir gale būnant jau visai kitoks. Pulsas tai ribinis, tai labai tikiuosi, kad ir jie numes greitį, kad galėčiau atsikvėpti. Ir čia jau baigėsi visos iliuzijos apie brovimas į priekį, apie grupės vedimą ir panašiai. Čia dabar dantim, nagais, ragais ir viskuo kitkuo bandyti išlikti įsikandus į galiorką ir jų nepaleist kiek įmanoma ilgiau. Bet panašu visgi ir tie, kur priekyje grupelės yra žmonės, jiems irgi reikia atsikvėpti. Nenori matomai niekas draskytis ir šokti į priekį, kad pratrauktų kažkas kitas ir atsikabintų dar dalis grupelės. Žodžiu, minam ir ilsimės. 170 pulsas, bet ilsimės. Na, toliau sekė ilgas ir greitas nusileidimas. Čia jau suspaudi viską, ką turi tarp kojų, įsitveri į vairą ir bandai žvyrkeliu lėkti. Jo, tai ir iš karto prasideda greičiausia vieta per šias varžybas.
Na, kai kas su automobiliu žvyrkeliu 50 km/h prisisaugo važiuoti ir tiesą sakant, net baisu būna. Na, bet Megrės dalyviam čia lengvas pasivaikščiojimas parke panašu. Tai toliau stabiliai vienodai važiuojam su ta pačia grupele, šaunu antrą geliuką, į dantis įsikandęs, reikia čia į kalniuką mint. Ir čia leidžiamės į garsiai vietą, kur ne vienas ir ne du dalyviai prigulė, išsimaudė purvo vonioje. Aišku, toks greitas nusileidimas ir už posūkio tokia purvo bala, tai vos spėjau sustabdyti, nes ten šlapia žolė, sukibimo beveik nėra, tai vos neįpuolu į priekį esantį dalyvį, bet viskas okei. Na, o po tos pelkės į batus prilindo purvo, tai tik už minus į kalną pavyko išsidaužyti tą purvą ir įsisekti į pedalus. Tai visą tą kalną taip vieną koją įsisegęs, kitą koją bandant ten dar kažką dadėti su keiksmais, bet pavyksta įsisekti ir pajudėti priekį. Kiek padaužau, išbyra purvas ir pavyksta įsisekti. Na ir aišku, po tos purvo vonios grupė pabirėjo, tai vejamės, bandome vėl susirinkti į krūvą. Vėl pulsas auga, sunku darosi, bet dantis sukandę varom toliau. Toliau prisikapščius prie grupelės dar mes kažkiek pavažiuojam ir buvo maitinimo punktas. Vieni stojo, kiti ne. Aš prie tų nestojusių nutariu judėti toliau, nes dar turėjau ir vandens, ir geliukų, man kaip ir nieko netrūko. Tai varau toliau su keliais žmonėm, bandau juos pasivyti, vėl susigaudyti į grupelę. Matomai jau nuovargis daro savo ir kažkaip nesugebu tinkamai suvaldyti dviračio, tai vos neatsidariu šalikelės griovyje. Čia dar minam su grupele, dar vienas nedidelis kalniukas ir aš jau pradedu nusiiminėti. Jau aš jų nusprendžiu nebegaudyti ir paleidžiu. Ir lieku važiuoti vienas iki finišo, čia lieka apie 26 km. Gaila, bet nepavyko nufilmuoti man pačio galo. Tačiau jau Zarasų miestelį už manęs važiavo du dalyviai. Vienas iš jų mane jau ten likos, nežinau, mažiau negu kilometrui, prieš pat galą. Jis mane apsilenkė, mano visos jėgos jau atiduotos. Tai aš net nebespūstelėjau, jis gražiai apsilenkė ir dar vienas dalyvis liko man už nugaros, tai iki pat finišo jisai tupėjo man ant ratų ir galvojo viskas, jisai jau čia, kai liks paskutiniai keli šimtai metrų sportuos, aplenks mane, bet kažkaip išlaukiau pats, žiūriu, jisai žvalgausi, ar jis darys ataką ar ne, jis kažkaip tos atakos nedarė ir man dar ten likus 200 metrų žiūriu į kompiuteriuką, 200 metrų, viskas, startas, čia turiu atiduoti viską, visas jėgas ir dėl foto finišo man reikia pasportuoti. Tai čia jau į tą kalniuką ir mat už nugaros netoli, ten nežinau, iki 7 metrai jis man už nugaros sėdėjo irgi paskutinės jėgas atidavęs, įvažiavo į finišą. Na ir toliau sekė apdovanojimai bei diskoteka iki labo ryto. Tai viskas labai fainai, rezultatų patenkintas, finišu patenkintas, viskas pas mane su dviračiu susiklosti gerai, be prakolų, be kažkokių virtimų, lūžių, tai viskas čiki, žodžiu, kitąmet kartojam. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki.